Nuolydis. Turime savitakinio inžinerinio tinklo erdvinį objektą. Šiuo atveju aš nubraižiau buitinio nuotakyno erdvinį objektą ir mums reikia apskaičiuoti jo nuolydį. Tam, kad apskaičiuoti jo nuolydį, šito erdvinio objekto galuose turi būti nubraižyti aukščio taškai. Taip pat gali būti ir jungties numerį įrenginyje aprašantis taškai. Taip pat gali būti akligaliai ir tinklo įvado taškai. Tai ta vieta, kur prie pastato inžinerinis tinklas iš antžemio pereina į požemį. Suaktyviname mygtuką erdvinių objektų savybių tvarkytuvę, nurodome erdvinį objektą, parenkame ir matome, kad savybių tvarkytuvėje yra mygtukas ilgis ir lygų. Šiuo atveju čia 50 metrų, tai yra apskaičiuotas šito erdvinio objekto linijos ilgis, jis jau atvaizduojamas mygtuke. Jeigu mes tą mygtuką spustelėsim su kairiuoju pelės klavišu, tai šita reikšmė yra perkeliama į savybės ilgis reikšmę. Toliau spaudžiame mygtuką nuolydis procentais ir nurodome erdvinio objekto galuose esančius aukščio taškus. Tvarka yra, kad po pirmą reikia parodyti aukštesnį tašką, po to žemesnį tašką ir apskaičiuojamas nuolydis. Jeigu nurodysime atvirkščiai, nuolydis bus apskaičiuotas neteisingai su minuso ženklu, tai jau bus GKTR klaida, duomenų klaida. Taigi apskaičiuojam nuolydį, spaudžiame, kad OK, gerai. Ir kad šitas nuolydis taptų matomas, reikia nustatyti identifikavimo taško dinaminio bloko savybę matomumas į plius nuolydis procentai ir ilgis. Tai BRICS-CAD terpėje yra tokia rankenėlė su 3 brūkšneliais, AutoCAD terpėje matysis toks trikampėlis su 1 brūkšneliu virš jo, atrodo, tiksliai nepamenu. Ir kaip matome, yra matomas nuolydis, matoma nuolydžio kryptis. Šitą kryptį reikia pakeisti rankiniu būdu, suaktyvinus šitą dinaminio bloko rankenėlę. Taip pat jūs galit šitą visą nuolydį su visu šito kryptimi ir ilgiu keisti jo padėtį. Iš čia šitame dinaminiame bloke yra sugrupuotas kaip atskiras elementas. Kitas variantas nuolydžio apskaičiavimo yra, tarkime, jūs turite skirtingas atskaitas. Vienam gale yra vamzdžio apačia, kitam gale yra vamzdžio viršus, tai programa automatiškai perskaičiuoja atskaitą iš vamzdžio viršaus į vamzdžio apačią pagal vamzdžio išorinį ir vidinius diametrus ir apskaičiuoja, kaip matome, tą patį nuolydį 0,2 procento. Įjungsiu nuolydžio matomumą. Sekantis variantas, kai yra jungties numerį įrenginyje aprašantis taškai, tai irgi nuolydis apskaičiuojamas visiškai taip pat analogiškai, tiesiog nurodome jungties numerį įrenginyje aprašančius taškus, parenkame ir apskaičiuojame nuolydį. Ir čia pavyzdys, kai yra viename gale užaklintas vamzdis, irgi visiškai taip pat
analogiškai galime apskaičiuoti tarp aklės ir tarp jungties numerį įrenginyje prašančio taško. Apskaičiuoti galime nuolydį. Ir čia jau tinklo įvado taškas irgi nuolydis labai paprastai apskaičiuojamas, lygiai taip pat analogiškai. Įjungsiu jo matomumą. Taip pat dar noriu parodyti vieną svarbų mygtuką. Tai yra perskaičiuoti VVA. Jūs galite tokiu atveju, jeigu pamatavot vamzdžio viršų ir turite vamzdžio išorinį ir vidinį diametrą, perskaičiuoti aukščio taško atskaitą pakeisti, nurodot aukščio tašką ir nurodot linijinį erdvinį objektą. Ir matome, buvo perskaičiuota altitudė ir pakeista atskaita.